Netinių draugų pavadint, gražiau, nežinau, kaip jį pavadint. Žmogus iš internetų, kas jis man pažįstamas, internetinis draugelis kažkoks, jis man yra niekas, aš negaliu nei draugų net pavadinti, o apie vaikiną ar kažką daugiau nėra kalbos, aš jo nei buvus, nei jo mačius. Kad ir bendrauju ten tikrai daug ir prašnekam ilgai ten per parą ir rašo kasdien, bet tai čia tu gali tą patį daryti su kitais kalbėti. Taigi nesiskaitys, kad tu draugauji. Taip aš su vienu bendrauju, nes jis vienas man gal kad daugiau parašo, paskambina, bet aš vis tiek negaliu jo net draugų pavadinti, jeigu aš gyvai su juo nebuvus. Kol aš realiai nepamatysiu, aš nežinau, aš jo neskaitysiu nei draugų, nei vaikinų, nei dar kažkuo. Porą metų tai praėjo internetu. Porą metų. Jau kiek skirta jam laiko. Bet ir neteko man jo pamatyti. Taip, jis dabar ten ne Lietuvoje, aš suprantu, bet jis buvo Lietuvoje, jis buvo šalia, per koncertus buvo mane matė ir net nepriejo labas pasakyti, tai apie ką kalba. Tai va. Niekas, tai va. Negaliu sakyti, kad jis man yra kažkas daugiau, jis man niekas. Taip, su juo kaip su žmogum gal faina pabendrauti, ten tu randi kalbą kažkokią, jeigu tiek laiko gali prašnekėti. Visai gal ir įdomu bendrauti, bet tu vis tiek realiai žmogaus nepažįsti, nežinai, koks jis yra. Mačius per kamerą esu gal tik porą kartų ar vieną net. Taip, jis man nelabai rodosi, tai. Jeigu nematau, reiškia, taip skirta, taip lemta. Ačiū. Tai gerai, Mindaugai, mesk man liūtą į TikToką. Mano mėgstamiausias skaičius, nežinau, šiaip laimingiausias 8. Ne tai, kad mėgstamiausias, bet laimingiausias 8. Dažnai 8 naudoju. Ir tada bendrausim ir gausim mano dėmesio ir tada tikrai galėsim pasirašinėti. Mano tam tai, ne, kodėl 23 dieną gal gimtadienis ar kažkas. Mindaugas tokių skaičių jaučiu nematęs, kokius parašė gyvenime. Taip, va tame ir esmė, aš pavyzdžiui nematau, bet aš nekompleksuoju, aš galiu pasirodyti, ateit, man tai žinai negaila. Tiek laiko praėjo su žmogum pabendrauta porą metų, aš galiu pasirodyti, man nėra sunku, bet jis tai nenori, jis iš šalia būna nepasirodo, tai aš nežinau, ar jisai kompleksuoja, ar jisai bijo, ar aš jam nepatinku, ar kažkas, bet rašinėt skambėt pats pirmas, tai nematai nei žmogaus, nei emocijų, nei rimtumo, nieko. Koks čia bendravimas internetu, jis nežino, kokia aš gal be rankos, be kojos, kokia sėdinti esu. Bet jam gerai, paskambina, parašė, jam gal to užtenka, tokio internetinio bendravimo, bet realaus jo nėra, ir per jį tada tu kažkaip nelabai gali ir su kitais bendrauti, nes kažkaip varžo. Pats nesirodo, o pyksta, jeigu aš su kitais pabendraučiau ar kažką. Taip, oi, kaip tu čia gali su tokiais bendrauti, bet tai ką man daryti, laukti, sėdėti, užsidarius, tu esi ir 10 metų aš galiu pralaukti ir niekada tu esi nepamatyti. Tai galiu tik 10 metų bendrauti internetu dėl jo vienu su jo vienu, nes jam gerai patogu, o pati niekur neturėtum, tai nežinau. Tai va, tai sakau, kiti ten, nežinau, kad tuos traukinio ten atvažiuos tą taksų,
bautų, įsikvies, atvažiuos, ras būdų, kaip žodžiu pasiekti žmogų, jeigu tik norėsi, net atstumas nėra kliūtis, o čia ir jo žmonės, kiek gali daugiausiai pabendrauti pusę metų. Nesakau, kad ten iškart reikia pult susitikti, pradėjus bendrauti, bet kokių pusę metų arba metus tai tikrai galima ir tada gali pamatyti. Nežinau. O, ačiū už meškiuką, ačiū. Adil, ačiū už dovanas. Nereikia iš karto pradės bendrauti, pult susitikti pirmom dienom, irgi neįdomu, bet ir nesakau, kad reikia laukti daugiau nei pusę metų. Metai gal ilgiausia, bet jau porą, tai jau čia daugoka. Mane čia kažkokios moteris kviečia, neaiškios, Audonciją, kai gal su jom pažįsti Audonciją, dar vis žaidžia su kažkuo. Iš Kauno. Einu pažiūrėtų. Nemanau, kad jis prasiblaivėtų, nes daug išgėrė alaus šiandien. Aha, jeigu liūtai mes važiuosim. Kokia Giedrė? Maibako Giedrė? Esu porą kartų su žaidus. Jo, esu porą kartų betlą darius su ją. Bet jinai tokia įdomi, jinai, kai pradeda šnekėti, tai nesustoja. Kai pradeda susiveda. Nežinau, gal nėra blogai, gal tik žmonėm patinka, kurios daug šneka. Tokios plepios. Aš tokia ramesnė biški kartais. Nebent turiu ką pasisakyti kokią temą, bet taip tai tokia ramesnė esu. Kiek liūtas koinsų? 29 tūkstančiai, jeigu neklystu, ar 20 tūkstančių, kažkas tokio. Kiek jau miegot senukų. Mindaugai, jau visi senukai tavo miega, tuoj atims telefoną. Paims tavo telefoną ir eisi su celiulė jau.